giminė erdvė, mano šalis neišnykstanti tikrovė. Mano vardas spontaniškas. Budos mokymuose yra toks mokymas, beveik nekalbėk, kad viskas yra gerai. Nuolat kalbėk apie tai, kad yra blogai. Rimtai yra tokie mokymai, nes iš tikrųjų nėra nieko gero. Jeigu mums atrodo, kad viskas yra gerai, tai dėl to, kad ir pilnatvės pojūtis ir kad nieko gero telpa tame. Va čia nereikia pamiršti dalyko. Pilnatvės pojūtis, jeigu mes teisingai suvokiame realybę. Ir kad nieko gero šiaip telpa, jie eina kartu. Tie dalykai eina kartu. Nes yra toks dalykas, kad mes daugybę gyvenimų neišvengiamai kentėjome. Ir mes išmokome ignoruoti kančią labai giliai. Mes kaip ta frazė yra šuo ir kariamas pripranta. Ir mes kaip tie kariami šunys, mes tiesiog susitaikėme, kad nėra namų be dūmų. Mes tiesiog su to susitaikėm. Mes susitaikėme, kad kaip nors nekentėsiu, nors kančia, kai miršta mylimi žmonės. Mes susitaikėme su tuo, kad kai tik įsimylime, jau yra liūdesys dėl to, kad mes žinome, kad meilė nestės amžinai. Minimum mirtis mus įskirs. Visas gyvenimas persmeltas kančios ir liūdesio. Ir sakyti, kad viskas yra gerai, tai ignoruoti tikrovę. Ir jeigu mes ignoruojame tikrovę, mes ignoruojame procesą, norą ištrūkti iš šitos iliuzinės kančios. Nes kuras nušvitimui yra kančia. Už tai Budos Šakyamunio mokymas yra 4 storiosios tiesos. Ir pati pirmoji bazinė platforma, pats pirmas mokymas yra, kaip vadinasi, kančia egzistuoja. Jeigu nori į tašką B tapti Buda, reikia taško A, pripažink agoniją. Nes agonija yra kuras pranokti save. Agonija yra kuras realizuoti antgamtiškas, antžmogiškas jėgas vidinės, nes mes ir esame antgamtiški iš tikrųjų, kaip sąmonė. Ir kai mes pripratę nutilėti, nes daug žmonių nesuprantant, kiek jie kenčia. Ir daug žmonių pasakys, kad taip, jie nekenčia, viskas yra normaliai, kad skaudantis normaliai, kad vaikai miršta, visko būna, kad darbas pusė bėdos, profesija tokia, o kas laimingas, bet kažkaip gyvenam. Taip gyvena daugelis. Nes nėra pasirinkimo, kaip tik ignoruoti kančią. Mes tiesiog realiai neturim pasirinkimo, mes priversti ignoruoti kančią. Bet jeigu mes išeiname į dvasinio kelio autostradą, tada mes turime nustoti save apgaudinėti, tušuoti, kad viskas yra normaliai. Mes turime realiai pažiūrėti realybę į akis ir pasakyti, šitas gyvenimas realiai yra kančių buveinė ir tik tai yra pauzės tarp kančių. Dabar yra patogi poza čia nais, taip, sėdžiu patogiai, gera kompanija, kiek aš galiu čia įsėdėti. Tas sėdėjimas toj taps kančia, nuspaus sėdmenis. Arba užsimanysiu valgyti, kūnas užsimanys ir judėsiu link kažko vėl kito malonumo. Ir mes nieko kito nedarom, tik judame nuo kančios prie malonumo. Malonumas tampa vėl kančia, judame prie kito malonumo. Tas malonumas tapo vėl kančia ir mes nieko kito, kaip žmogiškos, mes nieko iš vis daugiau neveikiam, kai bėgam nuo kančios visą parą. 24 valandas per parą, 100 metų per gyvenimą mes tik bėgam nuo kančios. Tik tai. Ir sakyt, kad čia yra normaliai, tai nematyti realybės. Ir tai normalu. Mes ignoruojame ją, nes nėra pasirinkimo. Nėra pasirinkimo. Pasirinkimas atsiranda, kad neignoruoti šansas tada, kai mes pasako, yra išėjimas tos paskutinės eilutės, ten, kur karmos niekada nebuvo. Tada tampa logiška pasakyti, taip, gyvenimas še. Kaifovas še.
Taip. Ir kūnas byra, jisai sensta, krūtis nutysta, mylimasis nebepajėgus, artėja pensija. Tasme, kas čia gero? Kas čia gero? Kas čia gero? Ir taip kažkas, kas turi pinigų, geros karmos, jie datems iki 70, kol tenais, taip sakant, kol visai nesubirės, taip sakant, išsilaikys, sportuos, valgys ten ir dar kažką tai. Bet tai labai mažai kam pavyksta. Labai mažai kam. Aš daug kartų pasakoju, man akis labai aiškiai atvėrė, kai atlikinėjau praktiką greitojoje. Ir aplankydavau per kiekvieną dieną 10 žmonių su greitaja. Ir mačiau, kaip gyvena Lietuva seniorų lygmenį. Tai yra baisus vaizdas. Nes dažniausiai mes su šitų vaizdų sutarėm tik tai su 1-2 asmenim, su keliais seneliais, tėvais. Bet kai reikia pamatyti realiai, koks yra pasaulis, koks yra kiekvienam daugiabutyje, kiek yra butų, kuriuose tiesiog beviltiškumas, liūdesys, senatvė ir prastas kvapas. Ir kai nėra išėjimo, kai nėra kelio į nušvitimą, nėra dvasinio kelio, mes aišku, kad tai ignoruojame, kad kažkaip tai yra kaip yra ir nenori apie tai galvoti. Ir tai yra normalu. Tačiau, kai mes randame išėjimą, kai savo, kad yra nušvitimas, yra laisvė, galimybė tapti nemirtingu, galimybė išsaugoti sąmonės kontinuumą, tada reikia atsisukti kančią. Reikia atsisukti ir ją pradėti matyti. Tad yra kuras išsivaduoti. Kuras pranokti save, kuras nugalėti savo įpročius. Tai yra kuras nugalėti savo inertiškumą, savo baimės, savo ribas, savo limitus pranokti. Ir tai duoda tik tai kančios matymas, pripažinimas. Ir šitą knygą pagreitina susitvarkyti visas problemas. Nes kiekvienas veiksmas kuria karmą. Kalba, mintis, fizinis veiksmas, taip. Ir netgi tam pačiam dvasiniam kely, kaip jame išsilaikyti, nes ten irgi reikia tiksliai žinoti, ką daryti, ko nedaryti ir kaip daryti, kaip bendrauti su sąjungos nariais, kaip bendrauti su mokytojais, kaip bendrauti su pačiu savimi, kaip bendrauti su artimaisiais, su aplinka, kad sąlygos būtų geros dvasiniai praktikai. Nes dvasiniam keliui reikia 2 dalykų – realizacijos, meditacinės, ir geros karmos sankaupų, gerosios karmos. Reiškia, kūnų, kalba ir mintimis nuolatos kurti geras sąlygas. Geri santykiai su artimaisiais, lengvas darbas, girdėjimas savęs, kad važiuoju, užsidega žalias šviesoforas, nusiunčiu CV, man atrašo, taip, kad taip vyktų. Nes jeigu viskas blogai aplinkui, tai meditacijos iš jos nieko gero nebus. Meditacija yra tai pusė darbo. Kita pusė darbo yra susikurti viską, kad būtų gerai gyvenime. Tai yra geroji karma. Ir tai galioja absoliučiai visuose lygmenyse. Visuose lygmenyse. Apvalyk mus, o tas, kuris visada nešališkas, tas, kuris turėdamas visą persmelkiančią, viską apšviečiančią šviesą, yra tyras pats savaime, apvalytas nuo 5 būties kelių.